Anatolijau, trumpai papasakok apie savo karjerą. Pradėjau futbolą žaisti jau taip su Atlantu, bet Atlantė ten nesusiklostė. Buvau paskolintas į Gargždus, savo metų rinktiniai buvau atstovavęs. Paskui daugumą Gargžduose pirmoje lygoje dar esu žaidęs Radovytė, Klaipėdos, Kuršiuose. Buvo toks klubas, šiaip daugumą metų Bangoje praleidau. Esi žaidęs ir Lietuvos jaunimo rinktinėje savo amžiaus. Kaip vertini žaidimą Lietuvos reprezentacinėje komandoje? Buvo ir gerų momentų, aišku. Buvo man ir blogų, visko buvo, bet šiaip gerai buvo. Taip rinktiniai pažais. Jau minėjai, kad pastarosius metus žaidėjai Gargždų Bangoje. Kaip vertini jos pastarosius sezonus? Treneris kaip atėjo, aišku, viską pakeitė. Daug davė komandai labai. Buvo žymiai įdomiau, kai treneris Fabio Lopes atėjo. Labai pakeitė komandą gal. Žaidimą tą visą suderino. Aišku, Bangoje daug davė trenerio atėjimas į Bangą. Man pačiam irgi ir, manau, daugelį žaidėjų. Į mūsų klubą atėjai kartu su treneriu Fabio Lopesu. Kaip įvertini jį? Matau, kad gerai. Tai aišku, gerai. Visą laiką. Kaip atėjo, sakau, jau kartuoju, kad tai Banga, tai sutvarkė viskas. Čia irgi, manau, bus dar su laiku ateis viskas. Kaip apsipratai Šiaulių komandoje? Šiauliuosi kiek aš 2 savaitės gal, bet jau pabiškį apsipranta. Taip, komandos draugai geri, matau, tvarkoj kol kas viskas. Saulės miesto klube žaidė atraminių saugų, tai tavo tikroji ir mėgstamiausia pozicija, ar yra ir kitų dar, kuriuose gali žaisti? Praeitais metais esu labai pakeitęs daug pozicijų, bet šią poziciją tai man, manau, dabar tinkamiausia, tai patinka žaisti atraminį. Trumpai palygink A lygos ir pirmosios lygos čempionatus. Su ekranu, kai debiutavau, tai pirmas varžybas buvo, tai aišku, greičiau viskas vyksta. Laiko galvoti nėra, reikia viską greičiau žymiai daryti. Taip, skirtumas aišku yra. O kaip vertini savo debiutą mūsų komandoje tiek oficialiuose rungtynėse su ekranu, tiek draugiškose su Kruoja ir Kauno dubleriais? Pačiam kažkaip save sunku vertinti. Nežinau, gal čia reikia trenerio klausti turbūt, ar dar kitų žmonių. Pats save nelabai noriu vertinti. Ko tikiesi mūsų komandoje? Ko tikiuosi? Sunku dabar pasakyti. Nežinau, aišku, kuo daugiau pergalių sieksim su komanda. Na ir pabaigai tavo futbolininko idealas, mėgstamiausia komanda ir mėgstamiausia rinktinė? Dabar Zenitas, aišku, Sankt Peterburgo. Aršavinas daugiau. Patinka labai. Viskas turbūt. Rinktinė? Rinktinė, už Rusijos ir aišku Lietuva. Šaknų yra iš Rusijos? Ne, visą laiką Lietuvoje esu gimęs ir gyvenu visą laiką Lietuvoje. Gerai, ačiū. Paklausime Fabio Lopeso nuomonės apie Anatolijų Anisimenko. Treneri, ką galėtumėt papasakoti apie Anatolijų Anisimenko? Tolikas, jis su manimi dirbo 1 metus ir 4 mėnesius. Mano akimis žiūrint, jis labai geras žaidėjas. Matau jame didelės perspektyvas ateityje. Jis be jokių problemų gali žaisti A lygoje. Jis yra greitai mąstantis, rungtynių metu, yra labai techniškas žaidėjas. Reikia daug dirbti su juo. Vaikinas, kuris dar turi kur augti. Jis turi šiokių tokių minusų, kuriuos panaikinsim darbu ir treniruotėmis. We must continue to work. He must continue to work to try delete this problem what he have. Į Šiaulius atvykote kartu su Anatolijumi? Ne. Aš atvažiavau su savo automobiliu, o Anatolijus su savo. Mes atvažiavome atskirai. We don't come together.